Gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiami kolegos, iš ties toks jaudinantis emociškai momentas grįžti lik ir į savo namus, kur praleidau kartu su jumis nemažai metų, nesakysiu kiek, tada, kad nepaaiškėtų, kiek man pačiam metų, nes vis dar jaučiuosi jaunas ir energingas. Na, bet mintis apie Baltąją knygą tenka pradėti su tam tikrom nerimo nuotaikom, labai konkrečiom, susijusiom su tuo, ką mes stebime dabar Pabradėje, netoli nuo mūsų čia. Iš tikrųjų laukiame su dideliu susirūpinimu žinių ir be abejo mūsų mintis kartu su Amerikos karių, šeimomis, bendražygiais. Na ir deja, tai tik parodo, kad kario tarnyba ir taikos metu yra sudėtinga, sunki ir gali susilaukti pačių skaudžiausių išbandymų. Ir tai reikalauja iš mūsų tik tai dar didesnės pagarbos ir kasdienės pagarbos tiem, kurie ant savo pečių prisiema tokią naštą. Na, bet perinant prie trumpo pristatymo, ką šiandien būtų verta pasakyti apie Baltąją knygą ir tuos darbus, kuriuos darome Europos komisijoje, priimdami ne tik tai Baltąją knygą, bet prieš savaitę taip pat patvirtinom ir eilę finansinių dokumentų, Europos perginklavimo programos dokumentų. Tai kolegė Rasa Budbergytė labai daug teisingai pasakė ir kritinių pastebėjimų, čia galima būtų diskutuoti dėl to, bet, na, turbūt visi suprantame keletą principinių nuostatų. Ir prieš pradėdamas detaliau kalbėti apie kai kurias detalesnės nuostatas, manyčiau, kad bendra viso mūsų darbo filosofija geriausiai atspindi žodžiai visai nesenai praeitą savaitę Kopenhagoje pasakyti komisijos prezidentės Ursulos von der Leyen, kuri pakartojo, šiek tiek performulavusi seną dar iš antikos laikų ateinančią formuluotę: jeigu nori išvengti karo, ruoškis karui. Senovės romėnai sakydavo, jeigu nori taikos, ruoškis karui. Tai be abejo, tai ir yra pagrindinis pamatas mūsų darbam. Ir turbūt čia Lietuvoje nereikia ir daug kalbėti ir aiškinti, kokioje situacijoje šiandien esame. Iš tikrųjų noriu pasveikinti Lietuvos valdžią ir prezidentą ir vyriausybę ir tikiuosi absoliučią daugumą Seimo dėl paskelbtų sprendimų, jog Lietuva gynybai nuo ateinančių metų skirs virš 5 procentų biudžeto, virš 5 procentų BVP, nes tai parodo, kad iš tikrųjų Lietuvoje situacija yra gerai suprantama ir tuo požiūriu Lietuva yra pavyzdys, kaip reikia reaguoti į tuos iššūkius, su kuriais visi susiduriam. Ir be abejo, Lietuva nėra turbūt vienintelė, mūsų regione yra ir daugiau šalių, kurios panašiai reaguoja. Matom pavyzdį ir iš mūsų kaiminės Lenkijos, mūsų kaimynai Baltijos šalis labai panašiai ruošiasi reaguoti į iššūkius. Vokietijos visiškai nesenai būsimos valdžios padaryti sprendimai, na, rodo labai aišku bendrą naratyvą, kokių veiksmų yra imamasi. Ir čia verta prisiminti vėlgi netokią seną, bet jau daugiau negu 70 metų besitęsiančią ar 70 metų greičiai artėjančios į šventę Europos Sąjungos patirtį, kai 57 metais pasirašant Romos sutartį, vienas iš Europos Sąjungos įkūrimo dvasinių tėvų, Jean Monnet, suformulavo labai aiškę nuostatą, kuri mano paties asmeniai patirtį ne pirmą kartą pasitvirtina. Jean Monnet tada pasakė labai paprastai, kad Europos bendrija kursis krizių metu ir tai, kas bus sukurta krizių metu, ir bus Europos bendrija. Tai dabar patiriam, na, sakykime taip, saugumo krizę ar gynybos krizę, tą visi gerai suprantam. Ir todėl
ir Europos komisaro gynybai ir kosmosui pozicija buvo įkurta ir visi sprendimai, kurie dabar daromi, iš tikrųjų yra kaip tik pasiekmė būtent tokios reagavimo į tokią krizę. Na, kokia tai yra krizė, aš gal tik keletą dalykų priminsiu, manau, kad Lietuvoje tikrai nereikia tų dalykų labai plačiai ir nuosekliai kartot, galbūt kitose ES šalyse tą verta dažnai kartot. Bet šiandien susidurime su tokia situacija, kad, pavyzdžiui, nuolat labai įtikinamai kalba NATO generalinis sekretorius Markas Riutė, per 3 mėnesius šiandien Rusija pagamina daugiau ginklų negu visos NATO šalis, įskaitant Jungtinės Amerikos valstijas, Didžiąją Britaniją, Kanadą, Norvegiją, ES šalis, NATO narės pagamina per metus laiko. Šiais metais, vėlgi verta atsiminti, Rusija pagal vadinamą perkamosios galios paritetą karo reikalams skirs daugiau lėšų negu visos ES šalis šiais metais skirs gynybai. Todėl iš tikrųjų, suprantant tokią situaciją ir girdint žvalgybų perspėjimus, rimtų žvalgybų, Vokietijos, Danijos, Prancūzijos, taip pat ir NATO vadovybės perspėjimus, kad Rusija gali būti ne tik pasiruošusi, bet atrodo, kad ir planuotų arba planuoja šiuo metu galimybę patikrinti NATO 5 straipsnio galiojimą dar iki 300 metų. Na, yra tie dalykai, kurie labai aiškiai suformuluoja ir tai, kaip mes turime reaguoti štai į tokius iššūkius ir į tokią, sakykime, taip pavadinkim, mūsų saugumo arba gynybos krizę. Visiškai akivaizdu, kad norint į tai tinkamai reaguoti, mums kaip tik reikia to, apie ką nesenai buvo paskelbta, visas veiksmų paketas paskelbtas Europos komisijos, kuris dabar yra vadinamas parengties užtikrinimo iki 30 metų strategija. Ir tai apima keletą svarbių dokumentų, jau tą minėjau, aš apie juos šiek tiek vėliau ir pasakysiu, bet visų jų logika yra tokia, kad iš tikrųjų mes, europiečiai, ant savo pečių turim prisimti žymiai didesnį atsakomybę už Europos gynybą. Visi gerai suprantame, kad Jungtinės Amerikos valstijos, nepaisant visų dabar esančių čia mūsų kartais emocijų ar kitokių dalykų tarpusavio pasiaiškinimuose, bet bendra tendencija yra ta, kad Jungtinės Amerikos valstijos vis daugiau dėmesio skirs augančiai Kinijos galiai ir tam turės skirti vis daugiau savo resursų skirtų saugumo užtikrinimui. Ir natūraliai turime planuoti, kad Amerikos dalyvavimas rūpinantis mūsų saugumu dėl tokių priežasčių gali evoliuciniu būdu nuosekliai mažėti. Tai todėl turime tą atsakomybę už savo gynybą labai natūraliai persikelti ant savo pečių. Aš vis kartuoju tos pačius skaičius, jums gerai turbūt žinomus, 450 milijonų europiečių neturėtų kažkaip pykti ir piktintis, kad 340 milijonų amerikiečių turėdami savo darbotvarkę ir savo iššūkius ne visada galės padėti mums pasirūpinti savo saugumu, apsiginant nuo 140 milijonų gyventojų turinčios Rusijos, kuri per 3 metus niekaip negali įveikti 38 milijonus gyventojų turinčios Ukrainos. Tai mūsų ta atsakomybė ateina būtent ir iš tokių skaičių. Norint tą atsakomybę prisimti, be abejo, mes turime gerai suvokti, o ko tam reikia. Ir visiškai akivaizdu, kad mūsų pasirengimo gintis spragos yra pakankamai nemažos. Tas yra pakankamai tiksliai atspindėta ir buvusio Suomijos prezidento Niinisto raporte paskelbtame praeitų metų gruodžio mėnesį, kuris yra skirtas mūsų pasirengimo strategijos aptarimui. Ir ten labai yra aiškiai įvardinta, kad dėja mūsų pajėgumai, europiečių pajėgumai reikalingi tam, kad iki 300 metų būtume pasirengę apsiginti, šiuo metu yra tikrai per menki. Ir todėl
būtent tam ir yra skirta iš esmės pagrindiniai tikslai, pagrindiniai darbai, kuriuos dabar skubiai planuojame imtis. Ir jie prasideda nuo vadinamų gynybos tikslų peržiūros, kas yra NATO standartinė procedūra, dabar kaip tik jinai vyksta ir tikimės, kad po dėrybų su šalimis narėmis NATO samite birželio mėnesį tokie nauji pajėgumų tikslai bus patvirtinti ir tai tampa mums pamatu toliau planuoti visą mūsų veiklą, kaip mes galime tuos pajėgumus padėti šalim narėm įgyvendinti. Ir čia verta pabrėžti, kad ES tikrai nekonkuruoja ir nekonkuruos nei su NATO, nei šalimis narėmis būtent šitoje srityje, planuojant kokiu pajėgumu reikia. NATO ir šalis narės tvirtina gynybos planus ir tvirtina vadinamus pajėgumų tikslus. Mes kaip ES ateinam su tuo, ką vadinam pridėtinę vertę, nes mes įgyvendindami savo pramonės politiką ir tame tarpe ir skirtą gynybos pramoniai, galim pasirūpinti, taip pat turėdami galimybę ir sukelti papildomai lėšų, galim pasirūpinti, kad tie tikslai būtų kiek galima greičiau įgyvendinti. Tai štai čia yra pamatas tų veiksmų planavimo, kurį mes pradedam, matydami būtent tą iššūkį artimiausio laikotarpio, tai yra Rusijos grėsmės, ilgesnio laikotarpio tai, kad Jungtinės Amerikos valstijos gali savo resursų vis daugiau perkelti į Indijos Ramiojo vandenyno regioną. Dar vienas iššūkis yra tai, kad visiškai akivaizdu, jog šiandieninio ir ateities karinių pajėgumų reikaluose vis didesnį vaidmenį vaidins visiškai naujos technologijos, ar tai būtų dirbtinis intelektas, ar kvantinės technologijos, ar autonominės sistemos. Ir čia vėlgi yra iššūkis mums patiems, Europai, šitose permainose neatsilikti. Lygiai taip pat, kaip turime daug dėmesio skirti ir apsirūpinamui kritinėmis žaliavomis. Ir visi gerai suprantam, kad ir Europos pramonė labai stipriai priklauso nuo to, kaip galėtų susiklostyti situacija, jeigu prasidėtų karinė eskalacija Taivano sąsiauryje. Tai štai šitie visi aspektai yra tam tikra pamatiniai principai, kuriuos ir bandome atsakyti savo baltąją knygą, kurios pagrindinis principas yra labai, vėlgi galima paprastai įvardinti. Aš pats kalbėdamas nuo pat pradžių savo darbo visą laiką vartojau tokią frazę, kad ES gynybai reikia, angliškai vadinam Big Bang, tai yra didžiojo sprogimo, kad nebegalim tokiu žingsnis po žingsnio gerinimo situacijos keliu pasiekti tai, ko mums reikia. Ir todėl iš tikrųjų reikalingos ir didelės papildomos išlaidos gynybai, reikalingi dideli bendri užsakymai, didelės investicijos Europos pramonė, didelis gamybos pajėgų išplėtimas, ir savaime suprantama didelė parama Ukrainai. Taigi, štai apie tai ir yra tai, ką vadinam baltąją knygą, bet baltoji knyga tikrai yra svarbus dokumentas ir pats jos rengimo procesas man taip pat atrodo buvo tikrai ypatingai svarbus. Sulaukėm praktiškai iš visų ES šalių pasiūlymų baltai knygai, sulaukėm daug pasiūlymų iš gynybos pramonės, iš ekspertų. Ir jau to rengimo metu matėsi, kad visų požiūriai pradeda suartėti, kad iš tikrųjų yra tam tikra požiūrių konvergencija, kad ta strategija ir tai, kas turi būti atspindėta baltoje knygoje, yra visiems gerai suprantama. Bet jau pirmą dieną, kai tik paskelbėm baltą knygą, aš pats pasakiau, kad turim suvokti, jog Putino neatgrasysime vien tik jam, taip sakant, paskaitę arba pamojavę jam baltąją knygą. Todėl pats svarbiausias darbas laukia toliau, nes galima atgrasinti tik tai realiais mūsų produkcijos skaičiais, tankais, artilerija, dronais ir panašiai. Ir todėl svarbiausia yra iš tikrųjų toliau įgyvendinimas. Tai
Ir šitoje vietoje aš noriu pabrėžti, kad baltoji knyga tikrai nėra knyga, kurioje būtume bandę atsakyti į visus klausimus susijusius su Europos gynybos reikalais, su iššūkiais Europos gynyboje. Daug kas klausė, kodėl nėra kalbama, sakysim, apie Europos armiją arba apie Europos visą saugumo architektūrą. Mano nuostata visą laiką buvo labai aiški ir aš visada kartodavau, kad nesiblaškykim ir duokim pradžioje atsakymą, kaip mes stiprinsim savo gynybinius pajėgumus. Labai materialinius atsakymus. Ateis laikas, kai iš tikrųjų turėsime spręsti ir kitus klausimus, bet šiandien yra iš tiesų pats svarbiausias dalykas, tai būtent pasirūpinti tais mūsų labai praktiniais, materialiniais gynybos pajėgumais ir pradėti nuo tokio apmąstymų periodo pereiti prie įgyvendinimo periodo ir pradėti labai sparčiai kaip tik to įgyvendinimo kelyje daryti konkrečius darbus. Na ir šitoje vietoje mes tikimės, kad kaip tik Birželio vadovų tarybai mes galėsim pateikti visą eilę dar papildomų konkrečių sprendimų, jau susijusių su gynybos pajėgumų planavimu ir kaip tie pajėgumai turėtų būti realizuojami, tai yra kokią gamybą mes turėtume vystyti. Na, šiandien jau kai kurie tokio įgyvendinimo dalykai yra svarbus padaryti, jūs tą žinot ir kolegė Budbergytė apie tai jau kalbėjo, tai visų pirma padaryti sprendimai tame, ką aš vadinčiau finansiniu pasirengimu. Ir nes visiškai akivaizdu, visi planai, gražus planai, kaip mes stiprinsim savo gynybą, be finansų yra tik teoriniai gražūs svarstymai. Taigi tie sprendimai, kurie buvo paskelbti ir kurie labai skubiai yra įgyvendinami per 2 savaitės komisija ir kaip tik mano direktoratas parengė tą vadinamą SAFE finansinių 150 milijardų paskolų reglamentą. Tikimės, kad artimiausių metų taryba jį patvirtins. Vakar kaip tik teko bendrauti ir su visų šalių atstovais vadinamam Koreper susitikime ir su ambasadoriais NATO. Tikrai jaučiasi didelis palaikymas, aišku, yra daug klaustukų, bet einam labai sparčiai prieki. Tai jau žinot, tuo finansinio pasirengimo pagrindinius skaičius, kad Europos Sąjunga sukuria galimybės šalim narėm skirti gynybai apie 800 milijardų papildomų išlaidų per artimiausius 4 metus. Aš vis kartoju, kad dar suprastumėm geriau, ką tai reiškia, tai kad čia kalbam tik apie papildomas išlaidas. Jeigu suskaičiuoti visas išlaidas, kiek šalis narės gali skirti lėšų per artimiausius 4 metus, įsivaizduokim idealų variantą, kad visi nuo naujų metų pradeda skirti po 3,5% gynybai. Tai reiškia vien per metus yra 600 milijardų eurų gynybai, per 4 metus tai yra 2,4 trilijono eurų gynybai, pagal tam tikrą žinomą NATO standartą apie 30% yra skiriama ginkluotė ir investicijoms į gynybos pramonę, reiškia apie 800 milijardų eurų galėtų būti skirta kaip tik tokiom investicijom. Ir be abejo, kad būtų gerai, kad tos investicijos pasiektų kiek galima daugiau Europos pramonę. Nes, žinote, iš Draghi raporto viena iš problemų, kad europiečiai, kai pirkdavo iki šiol ginklus, tai tik tai 20% ginklų pirkdavo iš Europos pramonės, 80% iš kitur. Na, o pramonė, gynybos pramonė, mano įsitikinimu, aš tą visą laiką kartoju, yra ne šiaip pramonė, nors yra pramonė irgi, bet yra iš tikrųjų labai reikšmingas strateginis gynybos resursas. Ir tokią pramonę reikia turėti išvystytą Europos kontinente, nes neduok dieve karo metu reikia turėti pajėgumus, kuriuose galima būtų ir greitai remontuoti techniką, ir prižiūrėti, ir gaminti naujus ginklus. Taigi štai tokie dalykai yra svarbus. Ir kaip jau sakiau, SAFE reglamentą mes jau parengėm ir tikimės, kad artimiausių metų jis bus patvirtintas. Ir noriu pastebėti, kad šis reglamentas ne tik tai leidžia gauti lengvatinių paskolų, panašiai kaip buvo gauta ir buvo naudojamos pandemijos metu. Apie 200 šalių tada pasinaudojo, tą vadinamą SURE programą. Tai tikėtina, kad ir dabar bus norinčių ją pasinaudoti.
Bet į ką dar norėčiau atkreipti dėmesio, tai tai, kad štai kaip tik šitos paskolos atveria visiškai naujas galimybės padėti Ukrainai. Nes Ukraina šitų paskolų formate yra iš esmės prilyginta, aš taip pavadinčiau, Norvegijos statusui. Norvegija visose ES gynybos programuose dalyvauja lygiai tokiam pat teisėm arba beveik tokiam pat teisėm kaip ES šalis ir Ukraina atsiduria būtent tokiam pat formate. Taigi antra galimybė tai pasinaudoti 1,5% išlaidų gynybai neįskaičiavimų į deficitą per artimiausius 4 metus, taip vadinama nacionalinės išlygos galimybė, irgi yra svarbi. Ir jinai leis šalim narėm papildomai skirti gynybai apie 650 milijardų eurų iš tų 800 milijardų. Ir čia jau pačios šalis narės spręs, kur tuos pinigus panaudot. Vėlgi mes norėtumėm, kad tie pinigai būtų naudojami kiek galima labiau bendriem pirkimam ir tame tarpe europiniai pramoniai. Na, Baltojo knygoje turime be finansų dar 3 svarbius skyrius. Vienas iš jų, ir man atrodo tikrai ypatingai svarbus, tai be abejo yra skyrius skirtas Ukrainos gynybinio potencialo stiprinimui. Ir šioje vietoje vėlgi, žiūrint taip bendrinę prasme, man atrodo labai svarbu yra tai, kad į Baltąją knygą skirtą Europos gynybai turbūt, kad pirmą kartą mums pavyko įrašyti Ukrainos gynybą kaip sudėtinę dalį Europos gynybos. Ir taip sakant, jau čia ne tik tai pareiškimais, bet ir labai faktiniais veiksmais. Na ir Ukrainos parama Ukrainai yra žinom, kokia jinai iki šiol buvo. Europa tikrai daro daug ir čia galim ginčytis su partneriais Jungtinėse Amerikos valstijose, kas davė daugiau. Iš esmės, jeigu skaičiuot ne tik ES šalis, bet ir Britanija bei Norvegija, tai visi esam davę karinės paramos maždaug panašiai. Per 3 karo metus apie 60 milijardų eurų ir viena ir kita pusė. Jeigu skaičiuot bendrą paramą, tai Europos parama yra didesnė negu Amerikos, maždaug 30%, 130 milijardų ir 100 milijardų Amerikos pusiai. Bet jeigu skaičiuojam tik karinę paramą ir perskaičiuojam ją į 1 metų paramą, tai atsiminkim, kad tiek mūsų parama, tiek ES parama, tiek Jungtinių Amerikos valstijų parama per metus nesiekia 0,1% BVP. Tai šitas skaičius man labai aiškiai sako, kad tikrai mes galim rasti būdų ir skirti didesnę paramą. Na ir ta parama be abejo, teikiant papildomus ginklus Ukrainai, labai svarbu ir nauja, taip sakant, paramos strategija, kuri vadinama daniškų modelių, žinau, kad ir Lietuvoje aktyviai dalyvauja, tai yra perkant pačioje Ukrainoje pagamintus ginklus ir juos tiekiant Ukrainos kariuomenės reikmėms. Ukrainos karinė pramonė yra geras pavyzdys Europos kariniai gynybos pramoniai, nes noriu priminti, kad 22 metais visa Ukrainos karinė pramonė gamino ginklų per metus, kurių vertė buvo 1 milijardas eurų. Praeitus metus Ukrainos karinė pramonė užbaigė su galimybėmis pagaminti ginklų už 35 milijardus eurų. Tai yra išaugo 35 kartus gamybos pajėgumai. Ir gaminami yra europietiškos kokybės ginklai. Šiandien mačiau kaip tik kažkur aprašyta jų vadinama artilerinė sistema Bogdana. Per mėnesį pagamina 40 vienetų. Tai kai kurios Europos žinomos kompanijos kaip Cezar ar Vokietijos haubicų gamintojai tiek nepagamina per metus. Ir pagaminama ne tik europietiškos kokybės ginklai, bet ir vidutiniškai maždaug 2 kartus pigesnės kainos. Kitaip sakant, tuos pinigus, kuriuos mes skiriam Ukrainai, jeigu mes tuos pinigus išleistumėm pirkdami Ukrainos pagamintus ginklus, mes 2 kartus daugiau ginklų galėtumėm duoti. Tai štai šitas modelis taip pat yra svarbus. Na ir lygiai taip pat dar sykį atkreipiu dėmesį, kad naujosios SAFE paskolos, vadinamo 3A reitingo paskolos, 45 metų trukmės paskolos, gali būti panaudotos paremti Ukrainą, tai yra juos panaudoti galima kartu su Ukraina, Lietuva gali juos naudoti kartu su Ukraina, pirkti Ukrainoje pagamintus ginklus ir tiekti juos Ukrainai. Ir tai, mano įsitikinimu, gali atverti tikrai naujų galimybių. Na, lygiai taip pat dar vienas svarbus principas, kurio
kurio siekiam spartaus įgyvendinimo, tai atsiveria galimybė spartinti Ukrainos gynybos pramonės integraciją su ES gynybos pramonė. Tam reikėtų, kad ES taryba patvirtintų, parlamentas patvirtintų vadinamą Europos gynybos pramonės programą. Jinai jau parengta metus laiko, kaip Europos, taip sakant, aukštos institucijos dar vis jos nepatvirtina. Tikėkime, kad dabar galbūt irgi atsiras daugiau supratimo ir skubos. Ir jinai kaip tik joje visas skyrius yra skirtas Ukrainos pramonės integracijai su ES pramonė. Na, labai trumpai gal porą žodžių apie reikalus susijusius jau su Europos gynybinio potencialo stiprinimu. Jau minėjau, kad pirmas tikslas mūsų iš tikrųjų yra aiškiai susidėlioti ir skaitmeniškai įvertinti, kokie yra ES šalių, NATO narių gynybiniai poreikiai. Ta mes remiam NATO vadinamais gynybiniais tikslais. Tikimės, kad tai iki Birželio samito mums pavyks susidėlioti. Dirbam kartu su NATO, dirbam kartu su kitom Europos institucijom. Ir tai būtų iš tikrųjų pamatas labai aiškiai mums parodyti tiek industrijai, ką reikia pagaminti, tiek ir šalim nariam susitarti dėl bendrų veiksmų. 3 pagrindinės kryptis, ko mes siekiam štai galvodami apie tą gamybos vystymą ir pajėgumų plėtojimą. Tai visų pirma, turim rasti būdų, kaip ženkliai padidinti tai, ką vadintumėm konvencinės produkcijos masinę gamybą. Artilerijos vienetai, dronai, raketos ir panašiai. Europos pasirengimas šitoje vietoje, negaliu čia kalbėti apie konkrečius skaičius, kurie yra žinomi, bet jeigu ES šalim reiktų dalyvauti tokiam kare, kaip koks vyksta Ukrainoje, tai mūsų resursai ilgai net laikytų. Tai, ką turim sukaupę. Antras principas vadinamų, antra kryptis, tai irgi, kur reikalauja mūsų sparčių veiksmų, tai vadinamų strateginių įgalintojų. Angliškai vadinam, mes net nelabai turim terminus strategic enablers. Kas yra labai svarbu vėlgi šiandieniniam kare, tai visa eilė tokių, sakykime, reikalingų kariuomeniai dalykų, kaip pavyzdžiui, kosmoso žvalgybos duomenys arba sunkių krovinių aviacinis pervežimas arba papildymas degalais ore ir visą eilę kitų tokių svarbių paslaugų ar svarbių kariuomeniai dalykų. Tai ES įvertinant pasirengimą šioje vietoje tikrai matom didžiulius trūkumus ir šitoje vietoje esam labai stipriai priklausomi nuo mūsų transatlantinių partnerių. Todėl šitoje srityje taip pat turim labai spartinti savo reikalus. Na ir taip, pirmininkė, baigiu. Matau, kad laikas bėga labai greit. Ir trečia kryptis iš tikrųjų yra tai, ką mes vadinam bendra europinio interesų gynybos projektų išvystymas. Tai yra tie projektai tokie kaip oro gynybos skydas, kaip kibernetinės gynybos skydas, kosmoso gynybos skydas, kurių viena šalis negali įgyvendinti ir čia mes irgi planuojam labai sparčiai judėti į priekį. Tai štai tokie yra mūsų planai. Aš bandau užbaigti, atsiprašau, kad šiek tiek ilgiau užtrukau, bet iš tikrųjų darbų ir reikalų tikrai yra nemažai, tempas judėjimo didelis ir aš tikiuosi, kad Lietuva ir toliau galės būti rodoma pavyzdžių daugeliu kitų valstybių, kuriuom tokio pavyzdžio tikrai reikia. Ačiū labai.